Kas yra leksikos pokyčiai? Tai nuolatinis kalbos žodyno kismas, kai žodžiai įgyja naujas reikšmes, atsiranda naujų žodžių, senieji gali pasensta arba išnyksta. Tai natūralus kalbos vystymosi procesas, jį lemia daugybė veiksnių. Socialiniai pokyčiai, technologijų raida, kultūrinė sąveika ir kiti. Kalbėkime apie visus šituos pokyčius ir jų priežastis. Pirmiausia, socialiniai pokyčiai. Tai yra naujų reiškinių, technologijų, socialinių grupių atsiradimas. Visi šitie reiškiniai reikalauja naujų žodžių ir, pavyzdžiui, atsiradus kompiuteriams mes turime daugybę su kompiuterija susijusių terminų. Kitas dalykas yra kultūrinė sąveika, tai yra kontaktai su kitomis kultūromis ir kalbomis, skatina žodyno pasipildymą svetimais žodžiais, pirmiausia skoliniais, o paskui jau atsiranda ir naujų reikšmių seniems saviems kalbos sistemoje esantiems žodžiams. Ir taip pat yra kalbos vidiniai dėsniai. Kalba turi savybę nuolat keistis, net ir tada, kai gramatinė sistema išlieka gana stabili. Žodžiai gali trumpėti, ilgėti, keisti savo formą arba reikšmę. Puikiai jaučiame, kad šnekamojo kalboje mes daug ką trumpiname ir vartojame įvairias santrumpas.